ko žmonės gali tikėtis pradėję įvedinėti į savo mitybos racioną daugiau gyvo maisto? Visų pirma, žmonės gali tikėtis, kad susinormalizuos jų medžiagų apykaita, susinormalizuos jų virškinimo sistema ir turbūt vienas iš pirmiausių dalykų, kas nutinka, tai susinormalizuoja mūsų žarnyno veikla. Ir mes išeiname, pradedame išeiti, pavalgom ir išeiname bent jau vieną kartą per dieną. O tai šiandieną skamba mūsų visuomeniai kaip neįtikėtinas faktas. Tai va, tai šita problema sprendžiasi. Po to išnyksta įvairūs tokie smulkūs negalavimai, praeina skausmai, labai pagerėja sąnarių ir visa motorinės sistemos veikla. Aš galiu pasakyti, gerėja ir regėjimas. Jeigu mes atrodo neturime kažkokių labai rimtų sveikatos sutrikimų, bet yra tokios lėtinės ligos, kažkokie skausmeliai, jie dingsta, pagražėja mūsų veido oda, pagražėja mūsų plaukai, jie tampa vešlesni, jie tampa ilgesni, jeigu mes taip norim. Kartais netgi ir atauga ir žmonės pasakoja, kad Envigmor atsistatė jos plaukų pigmentas. Tai yra, jinai staiga pradėjo augti jai plaukai tamsus su pigmentu. Tai yra, nebebuvo jinai tokia žila sulaukusi 80 metų amžiaus. Toliau nagai pagražėja. Tai čia yra tokie paprasti dalykai. Jeigu mes, kitaip sakant, gyvas maistas mažina mūsų organizmo bendrą uždegimą. Mažina aterosklerozę, tai yra kraujagyslių lėtinį uždegimą, kuris yra pagrindinė infarkto priežastis. Tai yra, mes sumažinam tas rizikas, nuo kurių iš esmės žmonės šiandien ir miršta. Tai yra, Lietuvoje pusė mirties priežasčių yra širdies kraujagyslių ligos. Mes labai mažinam širdies kraujagyslių ligų riziką ir tai yra turbūt pats stipriausias, bet jau toks gilus poveikis mūsų organizme. Mažėja kraujyje cholesterolio blogojo, krinta svoris, atsiranda daugiau energijos, atsiranda noras judėti, čia yra labai svarbu, noras sportuoti, atsiranda noras bendrauti ir atsiranda gyvenimo džiaugsmas.